Ir šiandien tęsime skaitymą, mūsų yra antroji dalis, tai kadangi šitą video irgi, manau, kelsiu, tai pasisveikinsiu su tais, kas žiūrės šį skaitymą YouTube, jeigu aš nuspręsiu jį įkelt. Tai mes skaitom knygą apie gyvenimo visatos dėsnius, kaip jau kažkas manęs klausė, Agata, kokia čia knyga, aš paskui aš nesakysiu, kokia knyga, kad jums būtų įdomiau. Tai šiandien tęsim skaitimą, tai čia skaitimas toks yra ne tiesiog, kad aš skaitau, o kad aš dar pridedu kažkokias istorijas pasakoju, pavyzdžius ir kaip aš tai suprantu, ką aš galiu pridėti. Tokia, skaičiau, skaitimas su interpretacija. Tai eisime toliau. Praeitą kartą perskaitėm 2 dėsnius ir dabar eisime toliau skaityti. Trečiasis dėsnis. Meilė atleidžia ydas, kurių nesugebame įveikti. Bailys negali mylėti, tai stipriųjų bruožas. Šiandien žmonės meilę supranta kaip romantiškų jausmų išraišką priešingai lyčiai. Tačiau meilę galima suprasti kur kas plačiau. Tai geranoriškumas, rūpestis, pagalba, solidarumas. Tokios meilės objektas gali būti visi žmonės. Ir tokią meilę mus moko skleisti mūsų kūrėjas. Kai mylime, esame šį jausmo pripildyti, o be jo jaučiamės tušti. Meilė tampa mūsų gyvavimo tikslu, vos išvystame šį pasaulį. Apie meilę parašyta milijonai žodžių, sklando daugybė posakių, tačiau ne vienas jų meilės esmės visiškai perteikti negali. Kartais, kai manome, kad mylime, iš tikrųjų tik skaičiuojame, ką kitas žmogus gali mums duoti. Tai sąlyginė meilė. Aukščiausiame lygmenyje meilė nieko nereikalauja. Mylime dėl pačios meilės ir nesvarstome, kokią iš to turėsime naudą. Panašiai kaip saulė, meilė pati spinduliuoja, nieko nereikalaudama. Ir aš ką irgi jau paskutiniu metu dažnai labai kalbu, apie tuos dėsnius duoti gauti. Ir kaip čia ir sako, kad kai mylime, iš tikrųjų tik kartais, kai manome, kad mylime, iš tikrųjų tik skaičiuojame, ką kitas žmogus gali mums duoti. Tai va tie santykiai, ar tai būtų, nors yra begalės romantinių santykių vyro moters, kur toksai yra iš išskaičiavimo, tai nebūtinai piniginių pagrindų, o kad, o ką tu man, aš tau duosiu tai, bet ką tu man duosi už tai. Natūraliai vis tiek viskas stovi ant mainų, bet ne ant tokių, kategoriškų, kaip žiūrėk, aš tau tiek, o ką tu man, o jeigu tu man tiek, žiūrėk, aš galėsiu tau tik tiek. Į tai, ką tu man duosi. Tuoj pridėsim. Ir tai yra daugiau apie tokius, pinigais remtus ryšius arba kažkokiais materialiais dalykais, bet ne apie tai, ką mes iš tikrųjų norime duoti. Nes mes, kai Lietuvos komedija buvo prisijungus, pasižiūrėjo, ką mes veikiam ir išėjo. Ir kai mes iš tikrųjų norim duoti, mes negalvojam, ką mes už tai gausim. Ir kaip praeitą kartą sakiau, kad kai mes dalinamės, kai mes iš tikrųjų duodam žmogui tai, ko jisai nori, ko jam reikia, kai mes gebame identifikuoti kito žmogaus poreikius, mes atgal gauname 7 kartus daugiau nei davime, to, ko reikia mums iš tikrųjų. Skaitom toliau. Meilės tokia prigimtis, kad jis skleidžia gėrį visur ir visiems, nekreipia dėmesio į ydas, nesvarbu, ar jos įsivaizduojamas, ar tikros. Meilė geriausias taikdarys ir gydytojas. Tikriausiai stabdysiu save, kas 2 sakinius. Aš prisimenu irgi pasakiau tokią frazę Instagrame, kad tu arba myli visus, arba nemyli nieko. Kaip dabar irgi pasaulis yra pasiskirstęs, žmonės nekenčia kai kurių tautų, kai kurias tautas jie sako, kad jie myli, bet yra toks dalykas, kad jeigu meilė jinai yra, jinai tiesiog yra. Jeigu mes tą meilę turime savo viduje, jeigu mes mylime, meilė jinai nesirenka. Kad aš čia duodu meilę, o šitam neduodu, nes čia kažkoks blogas mano subjektyvių vertinimų žmogus. Mes, jeigu mylim, mes mylim. Nėra tokio dalyko, kad aš myliu
pavyzdžiui, vieną tautą, o kitos nemyliu. Jeigu taip yra, tai reiškia, kad tu iš tikrųjų nemyli nieko. Vat kaip kas be bandytų ginčytis, nepritartų tam, bet tai yra faktas. Nes aš tiesiog myliu, ta meilė yra, ne, va tas jausmas yra mano viduje. Ir jisai tiesiog sklinda visiems žmonėms. Jeigu atsiranda vertinimas, skirstimas, tai nėra apie meilę. Bet kaip čia irgi buvo pavyzdys, panašiai kaip saulė. Meilė pati spinduliuoja, nieko nereikalaudama. Ir saulė tiesiog, aš tiesiog šildau. Aš nepasirenku, kad čia duoti šitiems spindulių sumažinti ar panašiai. Ne, aš tiesiog spinduliuoju, aš skleidžiu savo šilumą. Prieš keliarius metus vienas verslininkas vardu Haris patyrė galingą besąlygiškos meilės galią. Kiekvieną dieną Haris darbe bendraudavo su įvairiausio amžiaus, visuomenės sluoksnių ir skirtingų tautybių žmonėmis. Nuo bendravimo priklausė jo verslo sėkmė. Haris aprašė formulę, kuri jam padėdavo rasti kelią į žmonių širdis. Prieš svarbų susitikimą jis tapdavo romus ir tylus, užsidarydavo savo biure. Mintise jis įsivaizduodavo netrukus apsilankysianti interesantą, paskui tardavo tokius žodžius. Esu spinduliuojantis meilės centras, galintis pritraukti gėrį ir atiduoti jį kitiems. Ypač, ir čia jis ištardavo žmogaus vardą. Ši meditacija sužadindavo teigiamą energiją, o Hario klientai ją pajusdavo. Haris aiškino, kad nepakanka tai išsakyti vien žodžiais. Svarbu jausti, ką sakai. Svarbu jausti visuotinę, besąlyginę meilę, pulsuojančią tarp tavęs ir žmonių. Kai pripažinsite šį vidinį dieviškumą, jūsų aukštesnysis aš išsiskleis kaip gėlės žiedas. Šitokiai meiliai nėra kliučių. Nėra jokių kliučių. Į ją atsilieps kiekvienas visatos atomas. Tokia yra besąlygiškos meilės paslaptis. Štai kaip apie meilę kalbėjo ankstyvieji krikščionys. Niekas neišlieka, kas sukurta be meilės. Meilė didžiausia dovana. Ji gesina neapykantos liepsnas, atkuria pasaulyje taiką ir sutaiko išsiskyrusiuosius. Ištaiso blogį, gelbsti ir nieko nežeidžia. Ir kas maldauja jos pagalbos, neturi baimintis dėl ateities nelaimių, nes bus saugus ir gyvens amžinoje ramybėje. Čia biškį man žiūriu, kad tamsu, bet aš jau neįjungsiu šviesos. Aš, pamaščiau kažkada, aš daug galvoju, aš daug analizuoju žmonės. Aš netgi ir tarp savo ir klienčių, ir draugių mačiau tokių pavyzdžių, kai, pavyzdžiui, moterį išduoda vyras ir moteris labiau pyksta ant tos kitos moters, nei ant savo vyro, kuris jai, pavyzdžiui, padarė tokį dalyką, ją išdavė. Aš anksčiau apie tai daug nemąstydavau ir man kažkada atėjo toks suvokimas, kad kai tu žmogų iš tikrųjų myli, pavyzdžiui, meilė yra stipriau už ten pyktį, neapykantą, kažkokios negatyvius, neigiamus jausmus. Jeigu meilė yra tikra, jinai tuos jausmus sunaikina. Tiesiog tie jausmai ištirpsta, meilė tiesiog ištirpdina. Meilė, dėkingumas. Ir aš taip, kažkaip man atėjo mintis, vėlgi, čia nėra taip, kad visais atvejais ten būna ko priklausomi žmonės, labai daug būna skirtingų priežasčių, kodėl žmogus gali, pavyzdžiui, pykti ant to žmogaus, su kuriuo išdavė, o ne pykti ir ten atleisti savo vyrui. Priežasčių gali būti labai daug, bet aš taip pagalvojau, kad gali būti ir ta priežastis, kad kai tu myli žmogų, tos nuoskaudos, jos dažnai pyktis, jie kaip ištirpsta, kad ta meilė yra stipriau. Ir užtat ant to, ko kaip ir tu nemyli, tai tau tu gali pykti ir ten nuoskaudas laikyti ir panašiai. O atrodo tavo tas žmogus, kuris tau yra artimesnis ir tau turėtų būti skaudžiau, kaip jisai pasielgia. Atrodo tie jausmai kažkokie didesni gali būti tokie stiprus, kad jie net sunaikins tą pyktį, nuoskaudas, liūdesį, kuris yra žemiau. Nes ką aš vėl pasakoju, kas aukščiau žemiau, galbūt kažkas nežino. Yra spiralinė dinamika,
spiralinė dinamika pagal mūsų energijos skleidžiamą dažnį, ne, kuo mes jaučiam, pavyzdžiui, daugiau dėkingumo, meilės, priėmimo, atjautos, tuo mūsų vibracija yra stipresnė ir aukštesnio dažnio. Kuo mes jaučiame daugiau pykčio, gėdos, kalties, nepasitenkinimo, agresijos, tuo mūsų vibracija yra silpnesnė ir mažesnė. Tai vat tie, pavyzdžiui, žmonės, kurie gyvena nuolatiniai kaltėje, gėdoje, tai čia yra dažnis jau beveik prie pat mirties, tai jau žemiau nėra kur. Ir tokie žmonės jaučiasi, vat, žinot, yra žmonės, prie kurių gera būti, ne, atrodo, prie kurių traukia, ne, prie kurių gera būti, norisi bendrauti. Tai čia niekada nebus tie žmonės, kurie yra toj spiraliniai dinamikoje pačioje, ne, kurie spinduliuojate labai labai žemą vibraciją. Niekada. Nuo tokių žmonių norisi taip šiek tiek netgi atsitraukti. Ir tie žmonės, kurie spinduliuoja meilę, dėkingumą, prie jų tiesioginė to žodžio prasme traukia. Aš įsijungsiu šviesą. Sekundę. Gal bus šiek tiek geriau. Tęsim. Meilė yra aukščiausias teisingumas. Ko negaliu mylėti, to nepastebiu. Užuot tarę piktą žodį, sučiaupkime lūpas. Pakęskime kitų ydas ir pasaulis taps geresnis. Meilė yra Dievo esmė ir žmonių gerovės pamatas. Laikas, kai nieko nemylime, yra iššvaistytas veltui. Bendraudami su žmonėmis dažnai pamirštame, kad tikra meilė duodama laisva valia ir be jokios prievartos. Meilė kiekvieno mūsų asmeninė žalia šviesa. Be meilės iškart įsižiebia raudona. Meilė tikra. Ji gyva ir veiksminga. Ji galinga priemonė, padedanti mums būti laimingiams. Tai suteikia meilę jums kantrybės kiekvienoje situacijoje. Čia su meilė tuomet užbaigsime, ne? Kaip suprantu, trečias dėsnis buvo apie meilę ir einame tada link ketvirto dėsnio. Ketvirtasis dėsnis. Visatoje yra daugiau galimybių, nei įmanoma įsivaizduoti. Kaip parašyta, tai yra nežinomo autoriaus žodžiai, bet aš su jais sutinku. Einšteinas sakė, aš neturiu jokių ypatingų talentų, tiesiog esu aistringai smalsus. Nuo gimimo esame mokomi mąstyti ribotai, mūsų supa tvoros, mes negalime judėti per gyvenimą visų greičių. Yra teigiančių, kad kantrybei taip pat yra savo ribos. Išmintingi žmonės sako, kad visi šie ribojimai lėtina žmonijos pažangą, tačiau jų mažėja. Pavyzdžiui, kitados žmonės tikėjo, kad Žemė plokščia ir kad ją gaubia kupolo formos gaubtas. Tokią viziją paneigė jūrininkai apiplaukę Žemės rutulį, o vėliau ir astronomai pateikė mums žinių apie galaktikas, esančias už milijoną šviesmečių, ir apie mūsų planetos vietą visatoje. Gerontologai įtikino, kad netolimoje ateityje žmogaus gyvenimo trukmė sieks 100 metų. 9 metais šitą knygą buvo parašyta. Nes jau dabar siekia. Prieš 4 metus, ne taip ir seniai. Kad netolimoje ateityje žmogaus gyvenimo trukmė sieks 100 metų. Beje, 100-ojo gimtadienio jubiliejai tampa vis dažnesni jau mūsų laikais. Sportininkų rekordai lenkia vienas kitą taip greitai, jog specialistai stebisi, ar dar apskritai liko ko siekti. 20-ame amžiuje gimusiam žmonėms sunku įsivaizduoti tokias ribotas žinias ir tokį kosmoso supratimą, koks vyravo, kai buvo parašyti pagrindinių religijų šventraščiai. Todėl kyla toks klausimas, ar šventųjų raštų nereikėtų perrašyti ar papildyti žiniomis apie visatos struktūrą. Prancūzų teologas ir filosofas Pieras Teilharas de Chardin, prancūziškai lengviau būtų perskaityti, nei kai lietuviškai parašo vardą pavardę, ypač prancūzišką.
Ragino sukurti naują teologiją, pripažįstančią šiuolaikinius mokslo atradimus. Jis tvirtino, kad į visatą turime pažvelgti kitų žvilgsnių ir peržengti seniai nustatytas supratimo ribas. Tai būtų naujojo dvasingumo pradžia. O kanadiečių psichiatras Richardas Bukas knygoje Kosminė sąmonė artimiausia žmonijos ateitis teikia neįtikėtinų vilčių. Susidūrę su kintančia kosminė sąmonė, visos šiandien žinomos religijos susilies į vieną. Žmogiškoji siela radikaliai pasikeis. Nemirtingumo siekis gyvuos kiekvienoje širdyje, kaip kiekvienoje akyje žvilgsnis. Abejonės Dievu ir amžinuoju gyvenimu bus neįmanomos, kaip kad dabar neabejojama fiziniu gyvenimu. Dvasinė būties sfera taps akivaizdi. Kiekviena siela jaus ir žinos, jog yra nemirtinga. Ir dar ji žinos, kad visa visata su visu gėriu ir grožiu skirta jai ir amžiams jai priklauso. Gyvenimo formuoja sąmonė. Jeigu mes sąmoningai priimame savo gyvenimo ribotumą, tai mūsų gyvenimas ir liks ribotas. Ir jūs tikrai galvojat, kad mūsų gyvenimą formuoja sąmonė? Mūsų gyvenimą formuoja mūsų pasąmonė. Kita vertus, jei tikėsime poetu, kad visata priklauso tik mums, gyvensime be suvaržymų. Pasaulyje nėra visiškos tuštumos. Pasaulis nėra be materijos ar energijos. Kur tik pažvelgsime, pamatysime kokią nors materijos ar energijos formą. Mes nuolat statome ir kūrėme. Amerikiečių filosofas George'as Santayana visatą regi taip. Visata, kaip galime pastebėti, yra nuostabi ir didžiulė mašina. Kai ją įjungsime, perprasime, pripildysime nuostabos, siaubo ir džiaugsmo. Visata nuostabi. Mūsų protas nuolat aktyvus, jis pripildytas idėjų ir minčių. Didieji mistikai teigia, kad norint įvaldyti protą, pakanka tiesiog įsivaizduoti nematomo jo galią ir aktyvumą. Protas pranoks mūsų pačius ir mes pamatysime, kad visatoje ribų nėra. Pažvelkime į daugybę daiktų sukurtų žmonijos. Dabar pažvelkime anapus tų daiktų. Pamatysime, kokie gausūs yra šaltiniai, iš kurių jie yra sukurti. Didžiausias jų protas. Jis pripildytas idėjų ir minčių, skelbiančių, kaip sukurti tai, kas gimsta mūsų vaizduotėje. Net nežinau, ką čia pridurt šiam skyriui. Tai eime tuomet toliau. 5. dėsnis. Visa, ką norite, kad jums darytų žmonės, tą ir jūs darykite jiems. Įdomu, paskaitysime, ne? Jūs žinot mano požiūrį, kad kitam duoti reikia ne tai, ko noriu aš, o tai, ko nori jis. Ir aš tada gausiu atgal tai, ko noriu aš. Čia tiesiog toks dėsnis, natūraliai. Bet jeigu mes tai darom nuoširdžiai, ne, kad aš tau noriu duoti, aš matau tavo poreikius, identifikuoju tavo poreikius, arba tu man pats apie juos pasakai, ir aš tau tai duodu. Ir aš tiesiog sakau, taip mainai vyksta. Ir toks dėsnis yra, kad aš atgal gausiu, nebūtinai iš to žmogaus, bet aš atgal gausiu tai, ko reikia man, koks yra mano poreikis. Gyvename besimainančiame pasaulyje ir niekur nėra taip permaininga kaip moksle. Vadovėlis netaisytas 4 metus tampa nebenaudingas. Laboratorija, kurioje puikuojasi 10 metų įranga, tolygi muziejui. Šiandien mokslas turi atsakyti į klausimą, kokia yra tikroji visatos egzistavimo prasmė. Pačio autoriaus citatą knygoje. Savo knygoje cituoja pats. Jei žinotume, kas jums suteiktų laimę ir garantuotų sėkmę bei pasitenkinimą, ar dvejotumėte? Žinoma, ne. Apie tai dabar ir kalbėsime. Apie aukso taisyklę. Jie jums padės, jeigu tik jos laikysitės. Įdomu. Paskaitykime. Aukso taisyklę įvairiausiamis formomis aptinkame visose pagrindinėse pasaulio religijose. Panašios idėjos sutinkamos hinduizmo, budizmo, islamo literatūroje, Aristotelio, Platono ir Senekos kūriniuose. Žydų literatūroje aptinkamas neiginys atitinkantis aukso taisyklę. Nedarykite kitiems to,
ko patys nenorėtume patirti. Aukso taisyklę mums perdavė ir Jėzus. Šie jo žodžiai randami Evangelijos, žodžiu, čia daug skaičių. Evangelijoje. Skirtingose šaltiniuose aukso taisyklė suformuluota vis kiek kitaip, tačiau jos esmė visur ta pati. Su kitais elkitės taip, kaip norėtumėte, kad jie elgtųsi su jumis. Štai kokiais pavydalais apie aukso taisyklę kalba kai kurios religijos. Ir dabar va čia pakomentuosiu. Čia šita taisyklė yra šiek tiek, žinot, yra apie tą patį ir kitką, ką aš dabar pasakiau, ne? Nes iš tikrųjų aš pritariu, kad mes neturėtume tikėtis, ne, kad, pavyzdžiui, žmonės su mumis elgsis pagarbiai, kai mes patys pagarbiai su žmonėmis arba bent su vienu pasaulio žmogumi nesielgiam pagarbiai. Čia visą laiką, vat, jeigu mes ateinam, ne, nuo ko turėtų, kaip turėtų būti, ne, ar tai terapijoje, ar vat, su bet kokiu psichikos specialistu, kad jeigu ateinam ir sakom, va, ten manęs kažkas negerbė, ne, tai taip atstumti tą žmogų tiesiog į šoną ir pasižiūrėti vat į čia. O kur čia, kaip su tuo esu susijus aš, ne? Nes labai dažnai mes pamatom ir aš tai žinau tiesiog iš savo patirties asmeninės, kai aš dirbu terapijai, tai aš visą laiką tai pamatau. Jeigu aš ateinu ir kalbu, pavyzdžiui, apie kitą žmogų kažką, kad kažkas neigiamo yra į mano pusę, aš ateinu su savo terapeutai iki to taško, kad aš matau, kad aš ir pati su kažkuo, arba dažnai net būna su tuo žmogum, per kažkurią prizmę elgiuosi irgi taip pat. Pavyzdžiui, nepagarbiai, ne? Jeigu aš sakau, kad manęs kažkas, pavyzdžiui, negerbė, tai aš paskui pasižiūriu, kad oho, aš negaliu pasakyti, kad aš 100% pati pagarbiai elgiuosi su tuo žmogum. Ir va tas, kad su kitais elkitės taip, kaip norėtumėt, kad jie elgtųsi su jumis, tai yra labiau apie tai, kad ne tai, kad aš duodu kitam, ką noriu pati gauti, ne, bet labai labai bendrinė prasme. Jeigu aš noriu ten, pavyzdžiui, kad elementariai, ne, kad su manim ten nesikeiktų, ne, pavyzdys, kad su manim gražiai kalbėtų, ne, tai aš pati turiu taip kalbėti. Aš noriu, kad niekas niekada ten nekeltų balso, pavyzdžiui, ne, kalbėdamas su manimi. Aš ir pati turiu gyvenime kalbėti taip, kaip aš noriu, kad kalbėtų su manimi. Arba ten, jeigu aš noriu, kad ten pagarbiai elgtųsi, aš turiu pagarbiai elgtis su visais žmonėmis. Nes jeigu yra taip, kad aš čia su šituo pagarbiai elgiuosi, bet paskui išeinu į lauką ir rėkiu ant pardavėjos ar gatvėje ant žmonių ir nepagarbiai elgiuosi, ne, pažeidinėju ribas ir panašiai. Tai nereikia stebėtis, jeigu susiklosto tokios situacijos, kur aš tą, pavyzdžiui, ribų pažeidimą gaunu ir pats. Tai dabar pažiūrėkime, ką apie šią aukso taisyklę kalba kai kurios kitos religijos. Ne kitos, o kai kurios apskritai religijos. Judaizmas. Nedaryk kitiems to, ko nenori patirti pats. Islamas. Ne vienas nebus vertas Dievo akise, jeigu nemylės savo brolio, kaip paties savęs. Čia labai įdomi frazė, ne? Mylėk kitą kaip save, mylėk artimą kaip save patį. Taip Biblijoje rašo, parašykit merginos į čatą. Tokia yra frazė, ne? Mylėk savo artimą kaip save patį. Ir čia geniali frazė yra, ne? Kad tu tą artimą mylėsi juk taip, kaip tu myli pats save. Kad jeigu tu savęs nemyli, tu kito mylėti negalėsi. Nes mylėk artimą taip, kaip myli save, ne? Tai pradedam nuo savęs, kad aš tik tada, kai aš myliu save, aš galiu mylėti kitą. Ir visą laiką čia yra lygybė, kaip aš myliu save, taip aš mylėsiu kitą. Visada, viskas kyla iš mūsų vidaus. Hinduizmas. Nepyk ant kaimyno, jei nenori, kad jis pyktų ant tavęs. Čia suprantama, ne, kad mes nesam atsakingi už kito žmogaus jausmus ir mes galim, ten, kaip čia, spinduliuoti, ką tik galim, bet tai, kad neatsiras nei vieno ten pikto žmogaus, ne, kad ir ant tų budistų tikriausiai, čia hinduizmas parašyta, bet tų budistų vienuolių, ne, Himalajų kalnuose, vis tiek atsiras koks vienas žmogus, kuris ateitų ir pasakytų piktą žodį ten net tam
ramiam, mielam vienuoliu, ne? Budizmas. Neskaudink kitų poelgiais, kurie skaudintų tave patį. Va čia labai labai sutinku, kad jeigu mes žinom, kad, pavyzdžiui, man pačiam būtų skaudu išgirsti kažkokius žodžius, tai aš ir pats niekam niekada neturėčiau tų žodžių sakyti. Jeigu man pačiam yra skaudu, kai kažkas pažeidžia mano ribas, aš ir pats turėčiau stebėti, kad aš niekada nepažeisčiau kitų žmonių ribų. Suprantate, ne? Vat čia labai labai svarbus dalykas. Brahmanizmas. Nedarykite nieko kitiems, kas jūs įskaudintų, jeigu tai pasielgtų su jumis. Daoizmas. Nelinkėkite savo kaimynui bėdos, kaip kad nelinkite jos savo. Ir kaimyno praradimas bus jūsų praradimas. Jeigu nenorite, kad jūs apgaudinėtų, neapgaudinėkite patys. Jeigu nenorite, kad jums meluotų, nemeluokite. Kai su kitais elgsitės garbingai, jausitės gerai ir išvengsite melo bei apgavysčių, o kiti bus laimingi. Kad sukurtumėte gerą daiktą, jums reikia kokybiškų medžiagų. Pavyzdžiui, statydami namą, jūs nesirinksite sutrūnijusios medienos. Tada statinys bus nesaugus, namo sienos siūbuos, jam trūks vientisumo. Gerumas, rūpestis, betidumas ir yra tos medžiagos, iš kurių statote savo gyvenimo rūmą. Kiekvieną dieną turite daugybę galimybių padėti kitiems, parodyti rūpestį, parodyti dėmesį, rūpintis. Deja, daugelis esame užsiėmę, skubame ir kartais būname taip įsitraukę į savo gyvenimo verpetus, kad užmirštame spinduliuoti meilę. Nepastebime, kaip jaučiasi kiti, nei kas vyksta jų gyvenimuose. Pagalvokite apie teigiamus pokyčius, kurie priklauso nuo jūsų. Apgaubkite kitus savo jautrumu. Ir žmogus, prie kurio gyvenimo jūs šiandien prisiliesite, gaus jūsų gerumo dovaną. Jūsų nuoširdus rūpestis bus įvertintas. Pasauliu reikia jūsų dėmesio ir paramos. Galime eiti gyvenimo keliu, įgyvendindami savo troškimus ir kartu praturtindami mus supančių žmonių gyvenimus. Elkitės taip, kaip norėtumėte, kad elgtųsi su jumis. Ši taisyklė puikiausiai veikia visose gyvenimo situacijose. Tie, kurie gauna, paprastai nebūna laimingi, nes laimė atitenka duodantiesiems. Jūs dovanojate kitiems trupinėlį savęs, paimate savo proto dalelę, papuošiate ją širdies taurumu ir įdedate tai kitam žmogui į protą ir širdį. Čia labai gera frazė, ne? Citata. Ir žinot, koks čia yra dalykas, kad va čia, kaip rašo, jūs dovanojate kitiems trupinėlį savęs. Kad dovanoti savęs, trupinėlį, ne, savo energijos visų pirma, ne, apie ką čia kalbam, tai reikia turėti, ką duoti. Ir kodėl svarbu jaust save? Tai todėl, kad suprasti, kada aš galiu duoti, o kada aš negaliu, kada aš nebeturiu resursų. Vat pas mane dabar buvo, mes praeitą skaitimą darėm gal prieš 2 savaitės. Aš tikrai dabar turėjau reikalų, pilną darbų ir panašiai, ir aš, kur turiu laisvą laiką, aš tą laiką, pavyzdžiui, suprantu dabar, kad aš tiesiog noriu pailsėti, skirti tiesiog laiko savo, atsiriboti nuo darbų, nuo telefono, nuo filmavimų ir panašiai. Ir aš dabar laiko turiu, bet skaitimui aš jo nebenoriu ir nebegaliu skirti. Ir tai ir yra apie davimą, kad aš dabar tavo davimą pasirinksiu skirti kitoms savo gyvenimo sferoms. Ir aš dabar, kai paskelbiau jums, pasidalinau, kad skaitom šiandien, aš pajaučiau, kad aš turiu to resurso, šiandien paskaityti, pasidalinti. Ir jeigu jūs jaučiat, kad jūsų kūnas neina, kad, pavyzdžiui, jūs nenorit dirbti, nenorit dalintis, nenorit susitikinėti ir panašiai, tai yra apie tai, kad resurso to yra mažai, kad nėra tiesiog ką duoti. Nes aš vakar įrašinėjau savo naują projektą podcastą, 50 valandos trukmės podcastą apie tai, kuo skiriasi energingas žmogus nuo nerimastingo. Kad valandą laiko pasakau skirtumus. Ir vienas iš tų punktų buvo, kad mes, kai neturime energijos, nes nerimastingas žmogus negali būti energingas. Nerimas valgo visą energiją, jis įsiurbia visą energiją. Kai mes nerimaujam, mes esam ateityje. Čia dabar yra dabartis, kai mes nerimaujam, mes nesam čia ir dabar.
o visa energija yra va čia ir dabar. Kiek jūs būnate, ne, vat, per parą, per valandą čia ir dabar. Žmonės beveik niekada nebūna. Jie visą laiką yra kažkur arba praeitį, arba ateitį. Ir ten nupilame savo energiją. Ir buvo vienas iš punktų irgi, kaip identifikuoti, jeigu nesinori eiti į kontaktą, ne? Kad jeigu nesinori eiti į kontaktą, kažkaip tų draugų nėra ir nesinori net eiti bendrauti su tais, kurie yra, va, atrodo toksai, nu gerai, nueisiu, bet noro tai nėra daug. Čia yra apie ką? Tai yra apie tą, kad tiesiog apie tai, kad nu, nėra ką duoti. Aš esu tuščias, man pirmą savo reikia duoti, ne, prisipildyti. Mylėk artimą kaip save patį, ne? Tai meilė yra apie daug dalykų, ne? Tai, kad duoti, tai aš pirmą pats turiu turėti, nes mes iš tikrųjų kontaktą su kitais žmonėmis mes negalim neduoti energijos, ne? Mes visada duodame. Ir vat, kai vienas žmogus duoda daugiau, o kitas yra tuščias, ne? Ir jisai duoti nieko negali, tai tas kontaktas būna toks vienas atviras duoda, o kitas va tai va. Ir ką mes tada jaučiam? Mes, ko nejaučiam? Mes nejaučiam mainų, kad ten nėra vat, mainimasis, ne, energija, toksai vat, štau tu man ir tai vat, viskas tarpusavį, tas visada jaučiasi. Kai eina, ne, tas bendravimas būna vat, toks, tiesiog eina viskas. Tai eina tada, kai tos energijos jos laisvai lies ir žmonės abu yra čia ir dabar. Ir kai, važinat, atrodo, reikia tą žodį traukti iš burnos, ten kažkas temas galvoti, ten kažkaip įtampa čia apie tai, kad nėra tų sveikų energijos mainų. Ir dabar, kadangi čia pirmą savaitę baigęs, čia yra pagrindinės mintis pabaigoje. Čia išdėstyti visuotiniai principai arba gyvenimo dėsniai, padedantis gyventi prasmingai ir laimingai. Pažanga lemia mokėjimas taikyti amžinasis tiesas ir dėsnius. Antras, gyvenimo dėsniai tarnauja visų geroviai. Trečias, dėsnis apie tai, kaip viskas sąveikauja skelbia, kaip danguje, taip ir žemėje. Ketvirtas, aiškus tikslas jūsų gyvenimą padarys įdomesnį, prasmingesnį ir sėkmingesnį. Apie tikslus kalbėjom pirmam skaitime. Penktas, viskas, ką darome teisingai, veda mus didžiųjų tikslų link. Šeštas, ir nedidelės pastangos gali duoti savo vaisių. Septintas, gyvenimas brandos procesas, panašus į patirtį mokykloje. Aštuntas, gyvenimas yra sąmoninga kūryba. Rinkdamiesi mes išreiškime savo laisvą valią. Devintas, visatoje apribojimų nėra. Galime įgyvendinti visus savo poreikius. Tai labai svarbu. 10. Gyvenimo namas bus tvirtesnis, jei statysime jį remdamiesi aukso taisykle. Gyvenkime pagal dėsnius. Geriausias būdas pakeisti gyvenimą – stengtis daryti tai kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną stengtis naujai mąstyti, kalbėti, dirbti. Kai imsite taip elgtis, netrukus sulauksite rezultatų. Apmąstykite 5 dėsnius, kuriuos studijavote šią savaitę. Jau šiose 2 dalyse. Tai gali būti apmąstymų pradžia apie gyvenimą, apie žmonės ir veiklą, užpildančią jūsų kasdienybę, apie gyvenimo kryptį, kurią einate. Ar esate laimingi savo dabartinėme kelyje? Taip ar ne? Atsakykite savo. Arba parašykite man. O gal norėtumėte išskleisti kito kelio žemėlapį? Pradėkite stebėti, kaip kiekvienas žmogus ir situacija, kurioje atsidurėte, gali prisidėti prie jūsų asmeninės evoliucijos. Pagalvokite apie savo pačius artimiausius žmones. Dienoraštyje užrašykite jų vardus ir pastabas apie kiekvieną. Kaip jie padeda jums ir kaip jūs padedate jiems? Kokie jūsų tikslai? Ar prisimenate, ką kalbėjome apie tikslų svarbą? Pirmoje skaitimo su Agate dalyje. Sudarykite sąrašą tikslų, kuriuos norėtumėte įgyvendinti kitą mėnesį. Prieš pradedami rašyti, gerai pagalvokite. Turėkite po ranka šią knygą, jos puslapiuose rasite daug atsakymų. Einame tuomet toliau. Manau, dar paskaitysim šiek tiek. Visų dėsnių 5 tikrai neperskaitysim 2 savaitės. Pažiūrėsim, kaip bus ir kiek užtruks. Galbūt dar vieną dėsnį ir eisim į pabaigą. 2 savaitė. 1 dėsnis. Ką galvoji, toks ir esi, sakė Markas Aurelijus.
Žmonės nemoka valdyti minčių, tačiau trokšta ramybės. Jie nenurims tol, kol nepažabos savo proto. Erik Gutkind, nežinau kaip jo pavardį ištart, labai yra gerai pasakęs. Apie ką yra tas negebėjimas valdyti minčių, ne? Tai yra apie nerimą. Tai mintis paima viršų, ne? Kai tiek daug čia visko vyksta, kad aš tiesiog negaliu sustoti ir to suvaldyti. Jeigu taip yra, tai yra labai labai stiprus ženklas, kad žmogus yra labai labai nerimastingas. Nerimas nėra norma. Vat kai šiandien pasidalinau stories, parašiau ir gavau labai daug grįžtamojo ryšio ir pritarimo iš sekėjų, kad dabar atrodo naujoji, žinot, norma yra, kuo tu labiau nerimastingesnis ir daugiau streso patiri, tuo tu esi normalesnis, ne? Jeigu tu turi normalų poilsio darbo balansą, tu ir dirbi, bet ir poilsiauji, tai tu esi kažkoks kaip suprastų viršvalandžių nedirbi, kaip suprastų išeini iš darbo laiku, ne? Arba kaip suprast, kad mama dabar jinai turi ir savo asmeninį gyvenimą, ir jinai su vyru pabūna. Kaip suprast, dabar vaikas suauklė, vaikas, o tu ką nežiūri pati vaiko? Kaip suprast, kad mama yra nerimastinga, ne? Nes atrodo, kad ta tikra, gera, mylinti mama yra ta, kuri virš vaiko kratosi, ne? Kur tu. Ir vaikas jau seniai ne kūdikis, vaiko jau 7 metai, seniai 1 klasė. Čia yra tikra mama, ne? Nuo seno dar, visos močiutės taip galvoja, gal net jūsų mamos klausančių. Ir dabar šiek tiek jau aišku, tas požiūris keičiasi, bet labai labai pamažu, kas liečia ypač mamas vaikus, kad kuo labiau krataisi, kuo daugiau laiko vaikų skiri, jau kai tam vaikui jau kartais norisi atpilt, 7-mečiui nuo tos mamos, kiek jinai prie jo daug laiko praleidžia. Bet skaito mamos, kad kuo daugiau tu kratysis, nerimausi dėl to vaiko, tuo tu būsi vertingesnė mama, nors iš tikrųjų taip nėra. Kažkam galbūt dėja. Skaitom. Mąstymo veiksmas yra vienas didžiausių mūsų sugebėjimų, kuriais, kaip ir daugeliu kitų, galime naudotis tiek gerais, tiek blogais tikslais. Svarbu, ką pasirinksime. Didžioji žmonių dalis niekada nebuvo mokoma, kaip naudotis mintimi, galingąją mūsų būties valdovę. Tinkamai mąstyti yra nemažiau svarbu, nei žinoti, kaip deramai kalbėti ar elgtis. Dvasinis mokytojas Ernestas Holmsas, proto mokslo judėjimo įkūrėjas, aiškina taip. Gyvenimas yra veidrodis. Jis atspindi išorėje tai, ką žmogus mintyje tyliai. Čia tiesiog, tikrai knyga tai auksinė. Auksinė. Tuoj, aš čia savo pasibraukiu ir dabar pakomentuosim, ne? Veidrodis. Žinot, yra daug labai psichologų ir panašiai, kurie, koks čia ne veidrodis, ne, kiti žmonės ne veidrodžiai mūsų, kas čia dabar per veidrodžiai, veidrodžių karalystė, nesąmonė. Aš irgi esu to požiūrio, kad yra veidrodis. Pirmas dalykas, kad mūsų visas gyvenimas realiai yra atspindys to, kas yra mūsų viduje. Kuo mes tikime, kokios pas mus yra programos, kokios pas mus yra baimės, ką mes galvojame apie save, apie savo tėvus, apie vyrus, apie moteris, apie darbą, apie pinigus, apie sveikatą, apie ligas, apie ten kažkokius neigiamus pasaulyje dalykus, vaikus, viską, apie kiekvieną dalyką mes viduje turime savo kažkokią programą. Ir jeigu paimti 10 žmonių, tik 10, nors mūsų daugiau nei 8 milijardai pasaulyje, ir pasakyti jiems, dabar parašyk, kas tau yra vaikas, kas tau yra vyras, apibūdink, kaip tu vyrus matai pasaulyje, ne? Kokie yra vyrai, kokios yra moteris, kas yra gerai, kas yra blogai, kas yra sveikata, kas yra darbas, kas yra pinigai. Nebus taip, kad šitie 10 žmonių parašys vienodą atsakymą, net 2 nesutaps, nes kiekvienas turi savo kažkokią istoriją, scenarijų savo viduje. Ir jeigu mes pasižiūrėsime, kokie tie scenarijų, istorijos ir programos yra viduje ir palyginsime su tuo, kaip jie gyvena, mes pamatysime tiesiog paralelę, ne, priežastinį pasekminį ryšį. Kad jeigu pas tave yra tam tikras gyvenime, ne,
tai greičiausiai, net negreičiausiai, tai tik dėl to, nes tas yra viduje, psichikoje kažkokia programa neigiama, ribojanti, ne? Kažkokia baimė, kurios žmogus nemato arba su kuria nedirba, ne? Arba kuri yra ten kažkur užslopinta ir užgniaužta giliai pasąmonė. Kažkoks yra įsitikinimas apie pasaulį, apie žmonės, ne? Ir tai, kas ten yra viduje, mes tai perkeliam į savo gyvenimą. Mes tiesiog iš to kūrėm. Nes, pavyzdžiui, jeigu žmogus turi įsitikinimą nuo vaikystės, jisai gimė šeimoje, kuri ten jau daug kartų iki tol tikėjo, kad pinigai uždirbami sudėtingai, ne? Kad čia reikia čia reikia dirbti juodai. Ir žmogus visą gyvenimą tai girdėjo, jisai augo ir jisai dabar jam 30 metų ir sako, jo, tam, kad uždirbti, reikia juodai dirbti, reikia stengtis ir dirbti viršvalandžius, nes jeigu ne, tai mane ten išmes ir jeigu nori daugiau uždirbti, reikia daugiau dirbti. Ir tu paskui matai, kad, pavyzdžiui, žmogus ten, pavyzdžiui, jam labai sunkiai gaunasi uždirbti ir kad jisai, pavyzdžiui, visai mažai uždirba, ar jis negali pramušti kažkokio, ne, stiklinių lubų kažkokių, atrodo, niekaip. O tas daugiau uždirbti irgi ribotas laikas paroje yra, ne, riboti ištekliai yra kūno, ne, kad, tu negali daryti daugiau nei valandų dirbti, nei yra poroje. Ir mes ką atsimušam, kad į tas programas, kad jeigu mes, pavyzdžiui, pakeisim tą programą savo viduje, ne, kad, galbūt nebūtina art kaip arkliu, ne, kad tu uždirbtum pinigus. Arba, pavyzdžiui, yra moteris sako, nėra vyrų normalių. Yra Biblijoje pasakymas ir bus pagal jūsų tikėjimą. Ir žinokit, net juokas juokais, aš kai dirbu irgi su klientėm, jos man būna sako, taip yra, čia faktas, taip sakau, ir bus pagal jūsų tikėjimą. Man sekėjas būna parašo irgi kokių čiūdų, rašau, ir bus pagal jūsų tikėjimą. Ir taip yra. Ką tai reiškia ir bus pagal jūsų tikėjimą? Kuo tiki, taip ir bus. Viskas. O tikėjimas kur yra? Čia. Ir mes paskui pamatom, kad realybė yra tokia, kokia ta realybė yra mūsų viduje. Ir jeigu čia Zelandas labai daug apie tai kalbėjo, nežinau, kas skaitėt Zelandą, realybės transurfingas, 5 knygas jo perskaičiau, 6 skaitau. Ten aš nežinau, gal reikia pribręsti, nes aš ilgai labai iki jų nejau, aš apie jas labai daug metų žinojau, bet tik šiais metais aš iki jų atėjau. Man super užėjo Zelandas, super. Reikia, aišku, mąstyti ir tai praleidinėti, neimti kaip, tiesiog kaip, žinot, gryną pinigą, kad čia gryna tiesa, ne, praleisti per save ir žiūrėti, kas man atitinka ir mąstyti, analizuoti. Bet jisai irgi daug kalbėjo apie tą veidrodį ir kaip jisai aiškina, kad veidrodis, mes dabar, pavyzdžiui, kai žiūrime veidrodį, aš matau save. Ir įsivaizduokit, dabar, man net biški nubėgo. Kad, pavyzdžiui, aš net dabar žiūriu į ekraną ir aš matau save. Tai žiūrėkit, ar man reikia kaltinti atvaizdą, kad jisai man rodo šitą mano pakabuką. Tipo, what the fuck, kodėl tu dabar veidrodį rodai man šitą pakabuką? O galbūt dėl to, kad tą pakabuką aš esu užsidėjusi, aš turiu jį ant savęs. Kodėl tu dabar veidrodį man rodai tokius rudus plaukus, ne? Tai gal dėl to, Agata, kad tu esi rudų plaukų. Kodėl tu dabar man rodai veidrodį, tipo mano liekną kūną, ne? Kodėl tu atspindi? Gal dėl to, Agata, kad tu esi liekna. Tai jeigu aš noriu, kad šitą pakabuko mano veidrodis nerodytų, aš turiu tą pakabuką nusiimti. Ne? Jeigu aš noriu, kad mano veidrodis rodytų šviesus plaukus, ne? Tie plaukai čia, kai pasikeis, tada veidrodis man parodys šviesius plaukus. Tai gyvenime viskas yra, kaip pats Zelandas pasakoja, su užlaikymu. Kad nėra taip, ne? Kad aš myliu save, aš esu graži, aš esu liekna. Ir viskas, tu lieknas. Taip nėra. Aš dabar net į save toliau žiūrėjau, realiai į veidrodį žiūrėčiau. Ir gyvenime šiek tiek yra su tuo atidėjimu, ne? Kad tas programas, ne? Tas, kas viduje yra mūsų, tas programos, įsitikinimai, baimės, visokios traumos ir panašiai, tam tiesiog reikia laiko, ne? Tai pradirbti, kad tai transformuotųsi, reikia laiko.
Kartais tai gali šauti realiai per 2 dienas jau kažkoks suvokimas, per vieną sesiją jau gali pasikeisti, ne? Bet tam, kad tai jau pasimatytų realybėje, tam turi praeiti laiko. Bet aš visą laiką pasakoju apie tai ir mokinėms savo, ir sekėjams, ir klientams, kad aš tai matau ir savo gyvenime, kad yra žmonės, kurie mano gyvenime nesikeitė, bet vien dėl to, kad keičiausi aš, pas mane santykis su tai žmonėmis keitėsi, nepaisant to, kad jie patys nesikeitė. Tai kaip tu žmogus gali sakyti, kad nepriklauso, ne, kad nėra veidrodis, ne? Nu, vėlgi, ir bus pagal jūsų tikėjimą. Jeigu kažkas galvoja priešingai, irgi greičiausiai žmogui tai veikia. Visą laiką bus pagal tai, kuo mes tikime. Štai ar patus pagersiu. Tam tikrais medicininiais prietaisais galime pamatyti, kaip atrodo smegenys, tačiau ne jų veikla. Tačiau ne jų veikla. Mąstymo procesui vadovauja neregimas protas. Jis nurodo smegenims, kaip atrinkti informaciją ir faktus, kaip suformuluoti idėjas. Minčių gimimo vyksmas akivaizdus. Prieš imdamiesi veiklos, prieš žengdami žingsnį, turime pagalvoti. Mintis yra varomoji jėga, atsirandanti iki veiksmo, panašiai kaip elektra yra varomoji jėga, atsirandanti iki mums įjungiant šviesą. Mintis yra varomoji jėga, atsirandanti iki veiksmų. Mintis taip pat turi tiesioginį ryšį su tikrove, nepriklausomai nuo to, ar pavertėme mintį veiksmu, ar ne, pati mintis jau tą veiksmą atliko. Ar jums kada nors galvon buvo šovusi nuostabi mintis? Ar nustebote, iš kur jie? Tai sudygo jūsų protė pasodinta sėkla. Smegenys saugo informaciją apie jūsų patirtį, apie visus gyvenimo įvykius bei jūsų tikslus. Tai terpė, iš kurios kyla mintis ir idėjos. Čia labai, labai gerai pasakyta. Kadangi smegenys saugo visą informaciją apie mūsų patirtį, apie visus mūsų gyvenimo įvykius ir svarbiausia apie mūsų tikslus, mūsų smegenys, jeigu yra tikslas, ne, smegenys visą laiką mums atneš būdų, kaip iki to ateiti. Visada. Tik jeigu mes žinome, kur mes einame, ne? Pirmoji daly kalbėjome apie tikslus. Reikia žinoti, kur eiti. Ir jeigu mes negalim, jeigu mes turim kažkokį didelį tikslą, mes negalim iš dabar susidėlioti visų žingsnių, kaip nueiti iki to tikslo. Nes jeigu mes žinotume visus žingsnius, mes jau greičiausiai būtume tą tikslą pasiekę. Ir svarbiausia yra žinoti tikslą, labai aiškiai išsigryninti savo tikslą. Vėlgi savo tikslą galima išsigryninti tik tada, kai mes neturime nerimo, nes jeigu mes nerimaujame, net jeigu to mes nematom ir nepripažįstame, kaip visą laiką sakau, visiems žmonėms tai yra aktualu, daugiau ar mažiau visi nerimauja. Tik vieni su to dirba ir 99% ne. Kai mes nerimaujame, mes nejaučiame savęs, tai jeigu mes nejaučiame savo tikslų. Kaip identifikuoti, kad mes nejaučiam savo tikslų ir siekiame ne savo. Kai mes pasiekėme, mes nesijaučiame laimingi, mes nejaučiame pasitenkinimo ir atrodo, žinot, pasiekiau, nu gerai, ir kas toliau. Kažkaip nejaučiu laimės, galvau, būsiu laimingesnis, būsiu labiau patenkintas. Čia yra apie ką? Apie tai, kad tu siekiai ne savo tikslą. O tam, kad pajaust savo, turi būti žemas nerimo lygis arba jo visai nebūt, nes tik tada mūsų kūnas, psichika yra susijungę, ne? Viskas tiesiog yra čia ir dabar viskas yra susijungę. Ir tik tada mes galim pajausti, kur mums. Protas gali nurodyti smegenims, apie ką šiuo metu galvoti. Nors kai kas sako, kad mes negalime valdyti procesų, kurie vyksta mūsų galvose. Tačiau tiesa yra kitokia. Galime. Jeigu mums šauna mintis, kuri nepatinka, mes galime imti galvoti apie kitus dalykus ir tą nepageidaujamą mintį nuvyti šalin. Netikite, išmėginkite štai ką. Jeigu kas nors jums pasakytų, kas klauso dabar, negalvok apie bananus. Va dabar kas klausot ir klausysit įrašę, negalvokite dabar apie bananus. Va dabar galvokite apie ką norit, bet tik tai negalvokite apie bananus. Jūsų galvoje negali atsirasti bananas. Negalvokite apie bananus.
Jūs iš karto sąmoningai imsite įsivaizduoti bananus. Aš irgi užsimerkiu, pas mane iš karto bananų kekė tokia atsirado galvoj. Liepti savo apie ką nors negalvoti nėra taip paprasta, tiesa. Todėl nepageidaujama mintis turi būti pateikta trokštama mintimi. Jeigu jūs nenorite galvoti apie bananus, pamėginkite mąstyti apie Švento Valentino širdeles. Matot, nesakyti, negalvok apie bananus, ne? Nebijok, ne? Nebijok, nenerimauk. Ne, galbūt nusiramink, būk drąsesnis, ne? Negalvok apie bananus, galvok apie širdutės, galvok apie vandenį, galvok apie šitą puoduką. Supratote, ne? Tarkite savo apie tai. Vos šie žodžiai įsitvirtins jūsų galvoje, prieš pat akis iškils šventinių širdelių grožis ir bananų kaip nebuvę. Tai yra vadinamoji išstumimo technika. Sąmoningai užpildę protą jūsų manimų geromis ir produktyviomis mintimis nepaliksite vietos blogosiomis. Tiesiog aš kartais blogai skaitau dėl to, kad čia yra labai daug gramatikos klaidų. Parašyte, geromis ir produktyviomis mintis. Nepaliksite vietos blogosioms, gimusioms iš pavydo, keršto, neapykantos pasipūtimo. Jos daro gyvenimo neproduktyvų ir verčiau jų atsisakyti. Kitas neigiamų minčių išstumimo būdas yra lengvai leisti joms išeiti. Galite įsiteikti savo. Mielai paleidžiu jūs į bekraštės nebūties platybės, iš kur ir esate atkeliavusios. Ir tada jas paleiskite ten išnykti. Kai jums reikia atlikti kokią nuobodžią užduotį, pavyzdžiui, nupjauti žolę, jūs žinoma pernelik neapsidžiaugiate, tačiau darbo nudirbti turite. Taip pat norite išsaugoti gerą nuotaiką. Kaip? Išmėginkite proto kalbą, pasikalbėkite su savimi. Pavyzdžiui, paklauskite savęs, ar jums patinka jūsų žoliapjovės spalva. Kiekvieną kartą pagavę save mąstant, man nepatinka ši veikla, tarkite savo, kokia nuostabi ta raudona žoliapjovė. Paprašykite, kad jums padėtų šeima ir draugai. Kai tik pasakysite, ką neigiamo apie savo žoliapjovę, jie galėtų mirktelti, nusišypsoti ir atkirsti. Tikrai? O kokios spalvos tavo žoliapjovė? Labai svarbu rasti, kas jums patinka. Net koks nors nereikšmingas dalykėlis gali pakeisti neigiamas mintis. Gal jums patinka grynas oras, gal mėgstate šildytis saulės spinduliuose, iškilauti gamtoje, mėgautis ką tik nupjauto žolės kvapu ar paplepėti su kaimynu. Viskas, kas keičia neigiamas mintis teigiamomis, keis ir jūsų požiūrį į darbą bei jūsų gyvenimo potyrius. Ne tik žolė bus nupjauta, bet ir jūs patys pasijausite geriau. Elkite su savim gerai. Jei galvojate, kad susikaupia neigiamų minčių, nepiktai iš savęs pasišaipykite, paskui tas neigiamybės išstumkite maloniomis mintimis. Kai išmoksite valdyti mintis, jūsų gyvenimas taps geresnis. Tai manau, čia šiandien užbaigim, ne? Taip gražiai tą valandą telpam. Jeigu dar yra kokių klausimų, jeigu norit kažko paklausti, galite parašyti. Jeigu ne, irgi kas žiūrėsit įrašį, irgi galite klausti, parašyti, ką savo pasiėmėt, nes čia tikrai buvo naudingų dalykų, ką šiandien paskaitėm. Tikrai man labai patiko, labai buvo daug apie ką, tai yra dar bus daug apie ką pagalvoti. Ir tuomet jau kitą kartą, bet čia jau dabar bus šiek tiek vėliau, po 2-3 savaičių, nes išvažiuoju kelionę ir šitos didžiulės knygos aš tikrai neimsiu. Ir tuomet jau grįšime, vėl skaitysim toliau, matau, jau dėsnis yra apie meilę, kas su meilė duota, su meilė ir grįžta kažkas tokio. Tai ačiū, kas buvote live. Ir dėkoju tiems, kas žiūrėsite įrašę. Tai apie skaitimus aš pranešu savo Instagram'e, ne visada labai iš anksto, kaip gaunas, bet užtai paskui įkeliu į YouTube'ą. Tai ačiū, kaip visada, lauksiu grįžtamo ryšio, komentarų ir būtinai parašykit, ką savo pasiemat. Iki, gražaus vakaro, dienos, ryto, kada jūs be žiūrėsite.